Kaip apskaičiuoti 10 Fibonacci skaičių C programavimo kalboje. Pirmiausia, kas yra Fibonacci skaičius? Fibonacci skaičius pats pirmasis yra 0, sekantis Fibonacci skaičius prasideda nuo vienetuko ir visi kiti Fibonacci skaičiai apsirašo kaip fn-1 plus fn-2. Kitaip sakant, Fibonacci skaitmuo yra paskutinių dviejų Fibonacci sekos elementų suma. Kaip parašyti C kalboj programą, kuri tos Fibonacci skaičius suskaičiuoja? Reikia parašyti labai paprastą programėlę. Deklaruojame kintamosius ciklo kintamą I, kintamai AB, prisiskiriam A kintamajam 0 ir B kintamajam vienetuką. Toliau rašome C kalboj for ciklą, kuris startuoja I kintamai nuo 0. Toliau tikriname, kol bus I mažiau už 10, kitaip sakant, skaičiuosime 10 Fibonacci sekos elementų ir keičiame I kintamai su I++ operatoriumi. Atidarome skliaustelius ir toliau kviečiame informacijos atspausdinimui ekrane printf sakinį, kur pasakome, spausdinsime Fibonacci sekos elementą. Tai bus kintamasis A. Ir toliau perskaičiuojame Fibonacci sekos elementus nauja tvarka, tokiu būdu, kad B elementas būtų A ir B elementų suma, o A elementas būtų buvęs B elementas, tai pagal formulę B ir A kintamųjų skirtumas. Ir tokia programėlė C kalboje praėjus 10 iteracijų skaičius spausdins pirmųjų 10 Fibonacci sekos elementų ekrane.